apsirengsiu. Viskas apsirengiu ir važiuoju. Noriu patogiai apsirengti. Taip apsirengiu. Šitą striukę reikia greit nešti į apačią. Jis pasidarėm atskirą drabužių kambarį. Labai patinka. Lieka kvepalai. Šiandien noriu kvepėti kaip šitais. Užkipti ant drabužių. Išmesiu šiukšlės. Nes čia reikia vežti, žinokit, čia nėra prie namų, čia reikia pavežti šiek tiek. Bet kai važiuoju iš namų, visą laiką pro šalį galiu pravažiuoti. Noriu mėlynių ir vienintelį tik šitą parduotuvę turi mėlynių šaldytų. Tai varau pasižiūrėsim. Kelių dirba, ar turi mėlynių dabar. Va, yra mėlynių, reikia pasimti, nes nedaug yra, vienas pakelis. Šitą parduotuvę vadinosi taip, tai yra produktai iš Ukrainos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos, Lenkijos. Dabar keliauju iki senamiesčio, iki tenai, kur ta bažnyčia. Tai man dabar reikėtų kažkaip kilti tą pusę. Nežinau, čia praėjimo. Bet atrasiu. Vazonas gėlių. Nu, dar šitom gatvėm nevaikščiau. Kysius. Kysiau. Oi, koks riebus katinas, koks storulis. Nebežinau, kur randuosi dabar. Iš tikrųjų, man reikėjo eiti pagrindinę gatvę, tai tada tikrai būčiau atradus. Bet dabar einu gatvelę, kurios net nežinau, nesimačius, nei regėjus. Gal arti? Viskas aišku. Lanką padariau. Čia einam. Pažiūrėkit, kaip čia stačiai reikia varyti. Su mašina tai aš čia iš vis bijočiau atvažiuoti. Įsivaizduojat čia gyventi. Telefonas jau čia neperteikia to aukščio. To statumo neaukščio. Šiaip tai labai gražu. Kaip fainai. Čia bus kokia vyninė gal.
Vinoteka, nu, žiauriai fainai padaryta. Tas vaizdelis dar geras. Žiūrėkit, kačiukam benamiam padėta valgyti, kaip žmonės gerai sugalvoja. Aš ir maitinu kačiukus benamės, jų labai daug Ispanijoje. Tiek tai kainuoja? Ar netiečiau, palaukit. Jo, šitie. Man labai patinka, jie mažiukai ar 7 pem. Šitie gal per didelį, šitie man. Kaip tik varpai. Nu, tai reikia užeiti bažnyčią jau. Nes va čia esu prie pat. Kopiu bažnyčios laiptais. Ir žinokite, sugalvojau bevaikščiodama, kad noriu nuvaryti pavalgyti. Labai senai buvau. Vieną kartą jau norėjau, buvau prie pat atėjus, bet taip ir neužėjau. Tai dabar eisiu pavalgysiu. Ir va čia va šitą kavinę labai skaniai duoda valgyti. Šitą. Tikiuosi vietų bus. Gali būti be rezervacijos, kad nebus vietų. Paklausiu padavėjus. Paklausiu, kiek laiko užtruks. Tai jis sako, apie valandą laiko užtruks. Nu, sako, mažiau negu valandą. Nu, tai geras. Šitie žmonių žiauriai daug. Nu, savaitgalis. Čia ir šiaip, man atrodo, kiekvieną dieną, kada jie dirba, labai daug žmonių. Va, kokia gražia vieta. Sėdėsim ir aš tai valgysiu tą patį kaip ir visada. Sušiuką. Agua sin gas. Pequeña? Sí. Šitą valgau. Lašišos kepsnį.
ką, keliauju jau į parkingą, žiūrėsim, kiek susimokėsim. Nežinau, kiek čia laiko aš buvau. Man atrodo, nuo 1. Kiek čia dabar valandų? 4. Taip skaniai pavalgiau. O Jėzau, Jėzau. Man iš tikrųjų patinka, aš mėgstu va taip viena išeiti. Nedažnai aš taip išeinu, bet man patinka. Pabūnu aš taip va. Parelaksuoju. Vėliai. Žiūrim. 3,60. Na, kągi veikia mano augintiniai. Tadukas virtuviai. Tadukas mažiukas, labas mano mylytė. Labas gražuolė, kodėl virtuviai gulėjo. Nebučki. Mylytė mano, mažylis man. Kur katinas? Labas, Simba. Labas. Niupikčiurna, labas. Duosi pički. Reikia eiti sidžiaut drabužiai. Sidžiaut drabužiai. Skalbiankė būtų visada švari, reikia išvalyti vandenį, kuris susikaupia šitam priekyje, toj gumoj. Visada išvalom, visada jinai bus švari, nebus kokio pelėsio. Einam, Tadukai, į apačią, einam. Einam, mažylį, į apačią, einam. O, pamečiau. Jau buvo krikštas ant šitų laiptų, jau nusiridenus buvo. Eik, blemba, dar vieną. O. Nu, Simba. Labas rytas. O taip, keliaujam. Labai didžiuojuosi savim, kad išėjau iš vis, va, taip galvoju, ne, neisiu. Eisiu. Ir taip pykstas, gerasis ir blogasis balsas. Ir sakau, einam, nieko nebus. Lėkiu į sporto salę, bet prieš tai aš užsuksiu pas katiniukus. Kadangi visos istorijos nežinot, tai aš prieš tai, čia dabar, kur mes gyvenam, tai aš gal tik tai mėnesį laiko gyvenu. Bet prieš tai mes gyvenam kitam mieste ir dabar aš visą laiką važiuoju į tą pusę į sporto salę. Tai aš visada užsuku prie savo buvusių namų, nes aš ten pragyvenau beveik 5 metus ir visą laiką maitindavau gatvės katinėlius. Ir dabar, kai aš išvažiavau, nebėra kas maitina. Tai aš visą laiką ten važiuoju pas kačiukus, paduodu valgyti. Ir yra vienas katinėlis toks baltas, kurį aš labai esu įsimylėjus, juodai esu įsimylėjus ir aš jį labai norėjau turėti namuose. Tai buvau parsinešus namo, buvom į veterinariją jį nuvežę dėl ligų patikrinti, ligų jokių neturi, bet žinokit, namuose jis tiesiog negalėjo gyventi. Jis nei tualetą, nei valgė, nei gėrė, net uodegos nepajudino. Ir draskė duris, kniausidariau su veterinarė, klausiu, ką daryti. Tai jinai man sako, tu turi jį paleisti, nes sako, jisai yra nebemažas. 2 metus, gal netgi daugiau, tai sako, geriau palikti ten, kur jis yra. Sako, tu čia kankini tą gyvūną. Ir aš, aišku, jį paleidau ir jisai iš karto tik paleidau, iš karto bėgau į tualetą. Iš to streso turbūt jis vargšas turbūt laikė
ten suspaudęs viską. Tai čia jau visiškai nesveika. Ir paskui jis manęs kelias dienas neprisileido visai. Bijojo turbūt, kad aš jo nepasimčiau į namus, bet mes paskui jau vėl susidraugavom ir labai jo norėjau. Ir vis dar noriu. Aš nežinau, ar aš gerai padariau paklausydama tos veterinarės. Nu, aš vis dar jo noriu, bet tai užtat važiuoju, aš pas jos palieku ir jam palieku ir kitiems palieku maisto, nes jų tikrai ten labai daug. Man gaila tų kačiukų, šakės. Ta balta, tuo baltai rūpinasi daug žmonių. Aš vis matau, kad atneša maisto, bet tų kitų, kurie toliau biškutį gyvena, tai jau su jais nieks nesirūpina, tai aš važiuoju pastoviai. Pamatysit, katinėlį labai tikiuosi, nes ne kiekvieną dieną galima jį sutikti. Kai gyvendavau, tai aš kiekvieną dieną jį matydavau, nes aš eidavau rytais ir jisai manęs jau laukdavo ir... Labas kočiukai, labas katinėlį. Va, šitą aš norėjau įsikatinti. Kisa. Valgyk. Kačiukas, mano meilė, Šitas pats nuostabiausias katinas, koks gali būti. Pažiūrėkit. Ai, jau mano katinas. Mano kačiukas. O kiti ten gyvena toliau. O ten toli. Kokių kosmiškai gražių katinų yra, ne? Ne. Važiuoju į sporto salę. Oje, nu ką, sėdam, pavalgom. Duonytė kokia gera gavosi, žinokit. Receptas bus